Sveiki, mūsų smalsieji bičiuliai. Laida Mažasis atradėjas šiandien jūs kviečia pasinerti į mokslo kelionę, kurioje sužinosime, ar gali suktis žvakės, kaip mums atrodytų stiklas, jei taptume milijoną kartų mažesni. Ir žinoma, mūsų mielo draugo lietuviškojo palydovo naujienos. Labas Indre, keliamės į laboratoriją. Sveiki vaikai, ar esate kada matę žongliruojant ugnimi? Sutikite, vaizdas, kaip juda ugnies liepsnelės, tikrai įspūdingas. Šiandien konstruosime tikras šviesos upynės. Vaikai, kadangi neatsargiai elgiantis su ugnimi gali kilti pavojų, šį eksperimentą būtinai atlikite tik su suaugusiojo priežiūra. Mums reikės ilgos žvakės, storos adatos, 2 vienodo aukščio stiklinių, degtukų arba žiebtuvėlio, gali prireikti taip pat peiliuko žvakiai paruošti. Taigi, pradėkime. Pirmiausia, paruoškime žvakę. Iš abiejų galų dagčio turi būti išsikešę vienodai. Dagtis – tai tas degus siūlas esantis žvakės viduryje. Dažniausiai jis būna išlindęs tik viename žvakės gale. Todėl paprašykite, kad šalia esantis tėvelis, mamytė ar kitas asmuo prižiūrintis eksperimento eigą jums padėtų. Peiliuku ar žirklutėmis apibrėžkite viską taip, kad toje vietoje žvakę būtų galima tiesiog nulaužti. Nulaužus nereikalingą vaško gabaliuką liks tik dagtis. Toliau per žvakės vidurį smeikime adatą. Ji turi būti išsikišusi abiejose galuose. Tai bus mūsų supynių ašis. Pirmas svarbus punktas, kad adata turėtų būti perdurta žvakės toje dalyje, kur yra žvakės pusiausvyros taškas. Ta galima rasti ant piršto, bandant išlaikyti, išlaviruoti žvakę. Taigi jos pusiausvyros taškas yra kažkur čia. Žvakiai paruošta. Tai lieka nedideliu atstumu padėti abi taures. Taurės viena nuo kitos turi būti atitolusios tiek, kad žvakiai neliesdama kraštais tilptų tarp jų, o adatos kraštai būtų padėti ant taurės viršaus. Suaugusiojo padedami uždegame abu žvakės galus ir laukiame. Netrukus turėtume pamatyti, kaip žvakės pradės suktis. Vaikai, kaip jums sekėsi, nepamirškite pasidalinti ir su mumis nuotraukas, klausimus ir eksperimentų gamybos istorijas rašykite mums Facebook'o paskyroje Mažasis atradėjas. Na, o dabar keliaukime į kosmosą. Iki vaikai! Vaikai, jeigu nematėte mūsų ankstesnių laidų, jas galite rasti LRT mediatekoje arba YouTube kanale. Ieškokite Mažasis atradėjas. O dabar mums pats metas keliauti į susitikimą su lietuviškuoju palydovu. Įdomu, apie kokią planetą jis mums papasakos šiandien. Sveiki vaikai! Ar esate atkreipę dėmesį į paslaptingą žvaigždę, kuri iš karto po saulėlydžio pirmoji pasirodo giedrame danguje? Senovės lietuviai ją vadino vakarine žvaigžde ar vakare. Ryte prieš saulei kylant ji vėl išsiskiria ryškumu. Tuomet ją vadino aušrine. Senovėje žmonės manė, kad tai yra dvi skirtingos žvaigždės, dažnai vadintos saulės dukromis. Tad kasgi tai? Šis trečias pagal ryškumą dangaus kūnas nėra žvaigždė. Tai visai šalia Žemės
Žemės esanti Saulės sistemos planeta, nuo seno įkvėpusi ne vienos tautos poetus ir svajotojus. Be to, tai vienintelė moterišką vardą turinti Saulės sistemos planeta. Ji vadinta Veneros vardu. Dažnai ši planeta yra vadinama Žemės sese. Ji taip pat yra uolinga, panašios sandros, masės ir dydžio atmosferą turinti planeta. Venera gaubia labai tankus, dusinančių anglies dvideginio dujų debesis. Jie tokie tankus, kad sulaiko visą paviršiaus šilumą. Temperatūra čia tiek dieną, tiek naktį laikosi apie 500 laipsnių karščio. Todėl Venera yra karščiausia Saulės sistemos planeta. Be to, čia lyja viską naikinančia sieros rūgštimi ir karaliauja triuškinamas slėgis, net 92 kartus viršiantis Žemės slėgį. Veneroje nėra vandens ir deguonies. Ši planeta nuo seno viliojo smalsius mokslininkus, bet dėl itin tankaus debesų sluoksnio nebuvo galima pažvelgti į jos paviršių. O jis primena audringą dykumą, išvagotą kraterių ir nuolatinių vulkanų išsiveržimų. Venera, kaip ir Uranas, aplink savo ašį sukasi pagal laikrodžio rodyklę. Visos kitos planetos prieš. Tad vakare Saulė čia leidžiasi rytuose, o kyla vakaruose. Aplink savo ašį ji sukasi labai lėtai. Viena para čia trunka net 243 Žemės paras. Kelią aplink Saulę Venera keliauja beveik taisyklingos formos apskritimu ir šis kelias trunka 225 Žemės dienas. Tai reiškia, vieni metai čia praeina greičiau nei viena para. Be to, aplink Saulę Venera vienintelė skrieja priešingai nei visos kitos planetos kryptimi. Ir tai yra dar viena mįslė mokslininkams. Iki ryt. Vaikai, ar jūs kada nors susimąstėte, kodėl stiklas yra permatomas? Štai pavyzdžiui, medis nepermatomas, metalas nepermatomas, popierius taip pat nepermatomas. O štai stiklas labai dažnai būna skaidrus, tad mes puikiausiai galime pro jį matyti. O įdomiausia tai, kad viena pagrindinių stiklo sudedamųjų dalių įprastai yra smėlis. Smėlis tai silicio dioksidas, kuris kartu su priemaišomis pavirsta sąlyginai tvirta, labai ilgaamžiška, permatoma ir patvaria medžiaga stiklu. O štai mokslininkai iki šiol ginčijasi, kas iš tiesų yra stiklas – super šaltas skystis ar kristalas. Galbūt pažvelgę pro mikroskopą galėsime sužinoti, kodėl taip yra. Pasiruoškime mėginį, kurį galėtume nuskenuoti su atominiais jėgos mikroskopu. Imame stiklo plokštelę. Jinai pagaminta iš stiklo, mes ir norime žiūrėti stiklą, tačiau kadangi gali būti ant paviršiaus nešvarumų, dulkių ar bakterijų ar kur nors, tai bandome pagal galimybės šiek tiek jį pavalyti. Gal nepavyks idealiai nuvalyti, bet žiūrėsim tada per mikroskopą, kaip pavyko. Turime nuvalytą stiklo paviršių ir šią stiklo plokštelę dedame į mikroskopą analizai. Štai, ekrane matome jau mūsų stiklo skenavimo rezultatus. Tai turime jau skenavimo vaizdą. Yra vaizdas 60 mikrometrų ant 60 mikrometrų. Tai čia yra plokštuminis vaizdas. Paviršius atrodo lyg ir lygus. Taip, bet yra kažkokių neaiškių vietų. Tai jungiame tada erdvinį vaizdą. Matomos labai iškilę struktūros, jos iš tikro paviršyje tokios nėra. Čia tiesiog yra vaizdų vizualizavimo niuansai. Turi kryptingą struktūrą. Tai gali būti dėl gal šlifavimo, poliravimo stiklo. Ir pabandysime tuomet tą vaizdą dar šiek tiek prisiartinti. Tai matome tas dėmes ir šiek tiek arčiau. Tada keičiam geriau vaizdą iškart į erdvinį vaizdą. Ir ką matom? Kad nors stiklo paviršius atrodo lygus, lyg stiklinis, kaip sakom, bet vis tiek matom, yra čia tokie gilesni įbrėžimai, o šiaip valant įprastai su kokiu nors skudarėliu mes gal taip ir neišvalytume tų vietų. Žymusis vokiečių fizikas Albertas Einšteinas yra pasakęs: mokslas nebuvo ir niekuomet nebus užbaigta knyga. Kiekvienas svarbus laimėjimas kelia naujų klausimų, o visokia raida ilgainiui kaskart patiria naujų didesnių sunkumų. Mielieji, kadangi mokslas nuolat tobulėja ir kelia naujų teorijų, galbūt jau visai netrukus jūs būsite tie jaunieji mokslininkai, kurie tęsite didžiuosius atradimus. Ir taip pildysite tolesnius mokslo knygos puslapius. Na, o šiandien mums jau metas atsisveikinti. Iki kito susitikimo. Ate.